Labas rytas, aš vėl miške atvykau į žygį, kurį organizuoja Kurtuvėnų regioninis parkas. Pasivaikščiosim po Vainagių apylinkės. Oras yra toks, koks yra, nieko čia nepakeisi. Šiek tiek lynoja, nėra ką norėti. Lapkričio antrą pusę jau lauksim, kol užsnigs. Atvykau į žygio starto vietą. Ir vienintelis esu, ne vienas žmogaus. Bokštelis, informacinis stendas. Atėjau iki Vainagių piliakalnio. Dabar kopsiu aukštyn, nes įtariu, kad žygis pro čia nevyks, nes matau, kad taku vaikščioti pavojinga. Ir kopsim aukštyn. Parodysiu, kokie vaizdai iš viršaus. Užlipimas va toks, pakankamai status, bet įveikiamas. Šaknis kaip laiptai tarnauja. Aukaras viršui, senos eglės ir pušis. Ir tolumoj matos Vainagių ežeriukas. O vėjas kaip pakilo. Čia takas, kuriuo pakilau. Ir keliausim šiandien į žygį. Esat Kurtuvėnų regioniniam parke. Tai keliausim dabar Vainagių pažintiniu taku. Ir vis karts nuo karto sustosiu ir kažką papasakosiu apie tą vietą, kur mes eisim, ką mes ten pamatysim. Ir tada dar, kadangi ruduo yra tas metas, kai lapai nukrenta ir atsiveria mūsų, ar ne, gražiausi reljefai, tai keliausim dar ir iki Puslaukio duobių ir va ten apeisim irgi tokį pažintinį takutį. Na, numatomas maršrutas apie 10 km, tokio tiksliai kiek čia bus, negaliu atsakyti, bet manau, kad į 10 km turėtume tikrai tilpti. Nu, dabar matau visi pasiruošę labai gerai, tai galima ir pradėti žygį. Jeigu kyla kažkokių klausimų, drąsiai klauskit, gerai? Pradedam žygį, žmonių nedaug, 20 kažkeli ir mėginsim prasieiti. O kokia graži eglutė su sėdynė. Tai va, žygiuojam su grupė daug vyresnio amžiaus žmonių, todėl sulėtinam tempą. Dabar aš visai atsilikau, ką ramiai pašnekėti kamerą, nes čia skersi visi žiūri į tą kamerą. Kažkaip net keista. Šarmai.
pilka viskas vienoda. Tokia miško buveinė. Tai tos kertinės miško buveinės irgi, kaip mes sakom, jos ne tik miško plotas, tai gali būti ir vienas medis kertinė miško buveinė. Ne, yra išsaugoma. Čia va tie medžiai ir bus tokia kertinė miško buveinė. Čia? Tarkai. Priėjom Pusvalkio duobę. Duobė ledyno suformuota. Žinau, kad užima 6,4 hektarą plotą. Ją suformavo tirpdamas ledynas, kuris bėgo vanduo iš aukštai ir tiek išmušo. Ten milžinas gulėjo, išgulėjo duobę. Ten, kur atsirado kalva, ar ne, milžinas prisiėmęs žvyro į batus, ją išpylė, atsirado kalvos. Aplankėm Pusvalkio duobę, dabar eisim aplinkui Pusvalkio duobių pažintinių takų. Čia trumpas toks takiukas, aplink tas duobės, čia ne viena jų yra, šita yra didžiausia. Va tiek kompanionų mano šiandien. Kažkas nuskenda Pusvalkio duobėj. Aulinis likas, guminis vienas tik. O dabar eisim šitą taku. Va taip Pusvalkio duobė iš kitos pusės atrodo. Kaip ančiukai visi po vieną išsidėlioja. Tai va, apėjom Pusvalkio duobių pažintinį taką, kilometrą trunka, aplink tą duobę apėjom, pavalgėm, teko ir kalniuką užsiropšti vieną, biškį sušilti, nes nors šiandien šilta 8 laipsnis rodo, bet vėjas labai didelis ir atviroj vietoj jisai biškį nervina. O dabar žygiuojam atgal link automobilio. Nu va, baigiam įveikti šiandienos žygelį. Gavos apie 9 kilometrus, pasivaikščiojom vėjuotą lapkričio dieną. Visai smagu buvo pravedinti galvą. O jūs žiūrėkit, prenumeruokit kanalą, spauskit laiką ir susitiksim kitose video. Iki! Kuo išės po žygę. Ačiū žygį.